Tai laba diena visiems. Džiugu, kad ši diskusija šiandien sulaukė populiarumo ir jūsų dėmesio. Jeigu dar randat vietų, kur pritūpti, tai kviečiu atsisėsti, įsipatoginti. Ir tema iš tiesų aktuali, nes per pastaruosius metus smarkiai pasikeitė palūkanų aplinka ir pabrangę pinigai vienas galimybės apribojo, iš kitos pusės kitas atvėrė. Ir atvirų klausimų tikrai yra nemažai, kaip tie pabrangę pinigai ir visas procesas palies tiek pačių gyventojų asmeninės pajamas, tiek ir skirtingų įmonių, akcijų kainas, obligacijų rinką ir nekilnojamo turto kainos. Įdomus klausimas, vis dėlto jos keisis ar ne. Ir būtent į šiuos klausimus šiandien mes ir ieškosime atsakymų apie tų brangių pinigų eros galimybės ir rizikas. Ir šiandien diskusijos dalyviai yra Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Sveiki. Kreditinfo Lietuva verslo plėtros vadovė ekonomistė Jekaterina Rojaka. Sveiki. Milvas fondų valdytojas, investavimo ekspertas Tautvydas Marčiulaitis ir agentūros Sakme Marketing vadovė, aktyvi investuotoja Greta Krakauskinė. Sveiki. Tai diskusijai mes planuojame skirti apie 50 minučių ir jos pabaigoje skirsime laiko ir jūsų klausimams, tai kviečiu pagalvoti, nepamiršti ir mes tikrai skirsime laiko į juos atsakyti. Iš tiesų, prieš pradedant jau gilintis į visas akcijas, obligacijas ir visus kitus dalykus, tikrai toks natūralus, paprastas klausimas kyla visiems žmonėms, liečiantis jų pačių asmeninius finansus. Kodėl centriniai bankai kelia tas palūkanas, kiek ilgai jas kels, kodėl visą tai vyksta, Nerijau, gal paprastai žodžiais tiesiog įvesti į kontekstą ir suprasti. Sveiki. Aš visą vasarą, visus šios metus galvojau, kad pavojingiausi gyvūnai šiuo metu yra centriniai bankininkai, kurie kelia palūkanų normas, bet dabar pakeičiau nuomonę ir galvoju, kad širšės, nes bent jau mane tai puola nuo ryto iki vakaro. Bet iš tiesų čia nėra vienareikšmio atsakymo. Jeigu paklaustumėt centrinio banko vadovo ar centrinio banko ekonomistų, kodėl jie kelia palūkanų normas, tai sakytų dėl to, kad kovoja su infliacija. Jeigu paklaustumėm toliau, kaip aukštesnės palūkanų normos veikia infliacija, jau čia darosi klampesnis miškas, nes trumpuoju laikotarpiu iki 1 metų praktiškai jokio poveikio nėra infliacijai. Ir tai, kad dabar mažėja infliacija Lietuvoje, eurozonai, yra visiškai nesusijęs su tuo, ką daro Europos centrinis bankas. Tai yra susijęs su tuo, kad atpigo elektra, dujos, žaliavos, transportavimo kaštai. Tam, kad brangesni pinigai sumažintų infliaciją, tai turi būti pakankamai didelis šuolis ir didelis šokas. Tam, kad sumažėtų vartojimas, būtų nepakankama paklausa ir pardavėjai prekių ir paslaugų nebegalėtų kelti kainų arba net kai kuriais atvejais jas galėtų sumažinti. Bet koks tas šokas turi būti? Įsivaizduotumėm, eilinis vartotojas, jeigu palūkanų normos pakyla nuo 0 procentų iki 3, ar jisai pakeis sprendimą pirkti atostogas Turkijoje ir vietoj to pirkti valstybės taupymo lakštus? Turbūt ne. Turi būti daug didesnis šuolis, ilgesnis, sukurti daugiau streso, tam, kad atsirastų kitokia rizikos preferencija, nebebūtų perkamos ne pirmo būtinumo prekės ir paslaugos, o būtų taupoma, investuojama ir tokiu būdu sumažėtų infliacija. Tai kol kas šito poveikio nebuvo, bet jis bus. Ir jis bus dėl to, kad centriniai bankai palūkanų normas kelia dažniausiai tol, kol būna per daug. Ir pakelia palūkanų normas. Jie žino, kada palūkanų normos jau yra per aukštos, tik tai tuomet, kai padaro per daug žalos. Jau per vėlų? Kai persistengia per vėlų. Nes paties Europos centrinio banko tyrimai rodo, kad palūkanų normų efektas vartojimui ir infliacijai, jisai pajaučiamas pilnai realiai ekonomikai po maždaug 12-18 mėnesių. Iki metų yra 0 efektų, tai mes pakilusias palūkanų normas, jų poveikį investicijoms, vartojimui, taupymo normai pamatysime tik tai kitais metais. Bet
tai daro vis tiek centriniai bankai, nes mes turėjome infliaciją, kuri buvo didžiausia per pastarosius 40 mečius. Ir širšę tai gali nuvyti su ranka, o centriniai bankai. Ir beje, tarpusai jau dabar pradeda diskutuoti ir girdėjau net ir šią savaitę nesutarimai yra tarp to, ką galvoja vokiečiai, ispanai, italai. Vieni sako, kad jau gana kelti pinigų kainą, nes mes matome jau kai kurios eurozonos valstybės jau yra recesijoje. Kiti sako, kad dar turim paspausti, kad tikrai užtikrintumėm, kad padidės nedarbo lygis ir nebeaugs sparčiai atlyginimai. Centriniai bankai didina palūkanų normas dabar tam, kad būtų didesnis nedarbo lygis ir nebeaugtų taip sparčiai atlyginimai. Tai skamba galbūt neįtikinamai, bet taip yra. Ir gal kolegos nesutiks, bet daugelį atvejų jie net tiesiogiai tą pripažįsta. Jeigu paklausytumėt, ką kalba Christine Lagarde, jis sako, kad atlyginimai auga per sparčiai. Čia yra problema. Tai tol, kol nesukels recesijoje, beveik tas pats galioja ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tol, kol neprastės recesija, tol jie neatvės ir nesustos mažinti palūkanų normų. Bet aš manau, kad gera naujiena tai yra tai, kad palūkanų normas jau turbūt pasiekė piką arba yra visai už kampo, nes recesija eurozonoje jau prasideda, ko galim pasidžiaugti. Ir galim pereiti turbūt prie tada apie poveikį įvairiausių finansinių aktyvų kainų. Čia po tokios trumpos įžangos. Kaip ir minėjai, kad dar kol kas taip nejaučiam, tai įdomu, kaip viskas yra finansų rinkose. Ar ten tas labai jaučiasi palūkanų kėlimas, tu pats ir sakai, kad tą daro turbūt ir per grubiai, ir nepamatuotai centriniai bankai, ir vakarų šalių akcijų rinkose iš tiesų kol kas kaip pat ir nematome, ar ne, tos ekonomikos recesijos visose šalyse, bet ar būtent tokio palūkanų efekto ir galėjome mes tikėtis akcijų rinkose, kuo tai galima paaiškinti? Aš ne visai tokio tikėjausi, bet vėlgi čia reikia turėti omeny, kad tai, kas vyksta Švedijos akcijų rinkoje, yra labai skirtinga tas, kas vyksta JAV technologijų akcijų rinkoje, kur JAV yra klėstėjimas, akcijos arti rekordinių aukštumų, vyroja visiškos animal spirits, ką sakė Keynesas, ten racionalumo nėra jokio. Ir tuo tarpu, pavyzdžiui, žiūrint į nekilnojamo turto vystytojų, statybų bendrovių akcijas Švedijoje, jos yra nuvertėjusios 90%. Tai vėlgi negalim visko suplakti į vieną vietą ir matom, kad yra dideli skirtumai. Yra sektoriai, kurie jau pajautė labai aukštesnių palūkanų normų poveikį. Tai yra, aišku, pirmiausia nekilnojamas turtas, nekilnojamo turto vystytojai, statybų bendrovės. Bet yra tokie sektoriai, kur dar yra pertekliniai pinigai, kurie vaikosi įvairiausių investicijų. Ir čia reikia neužmiršti ne tik palūkanų normų, kurios didėdamos turėtų sumažinti akcijų kainą, nes čia bazinė visa bet kokių finansinių aktyvų vertės teorija sako, kad kylant pinigų kainai didėja diskonto norma, reiškia bet kokių ateities pinigų srautų dabartinė vertė sumažėja, reiškia, kad ir nekilnojamas turtas, ir akcijos turi atpigti. Daugelį atvejų jos neatpiko, iš dalies ir dėl to, kad pinigų pasiūla padidinta yra tokiais tempais, kokiais nebuvo niekada padidinta. Tai čia priminsiu prieš pandemiją. Ir per pandemiją ir Europos centrinis bankas, ir JAV centrinis bankas padidino pinigų pasiūlą, vienas 4 trilijonais eurų, kitas 4 trilijonais dolerių. Tai tie pinigai ieško, kur nusėsti ir vis dar nusėsta tose vietose, kur neturėtų jų būti. Ir čia irgi viena iš priežasčių, dėl ko centriniai bankai norės turbūt išleisti tuos burbulus, kurių išlieka finansų rinkose. Tai aš nemaniau, kad brangs bent jau JAV akcijos tiek, kiek jos brango šiemet. Ir pakartosiu, kažką panašaus, man atrodo, sakiau prieš metus, manau, kad per kitą būtent festivalį daugelis aukštai skrendančių JAV technologinių akcijų po 12 mėnesių bus žemiau. Tautvydai, visai neseniai pats savo skaitytojams uždavė tokį retorinį klausimą, kuris skambėjo taip, tai kur ta krizė? Ir žiūrint į finansų rinkas, susidaro toksai įspūdis, kad tie sunkumai baigėsi, kaip ir minėjo Nerijus, JAV technologijų sektorius klestėjime. Ir
Atrodo, kad ir iš vakarykščio Fed vadovo griežto pareiškimo taip pat susidaro toks įspūdis, kad infliacijos suvaldymas yra pagrindinis palūkanų kėlimo tikslas, o ne ekonomikos augimas. Kaip tu pats vertini situaciją finansų rinkose? Ar dar galėtum išskirti kažkokių sektorių, kurias, kaip Nerijus minėjo, nekilnojamas turtas, bet kokie dar galėtų būti sektoriai, kur palūkanų augimas juos paveikia? Tai nekilnojamo turto sektorius turbūt geriausiai atspindi, nes labai klasikinis sektorius ir dėl to į jį nebuvo įpūsta begalybė pinigų po pandemijos, per pandemiją, kai tie visi pinigai atsirado. Ir jis yra labai užskolintas. Klasikinis institucinis nekilnojamas turtas dažniausiai priklauso labai smarkiai nuo paskolų, todėl labai natūralu, kad šitam sektoriui ir kirto aukštesnė pinigų kaina. Ar kas nutiko su visų techu tuo išaukštintų? Vėl mes turėtumėm pasegmentuoti, nes yra įmonių, kurios neturėjo tiek daug pinigų srautų, nebuvo skaupusios tiek daug pinigų. Ir toms, kurioms reikia išorinio finansavimo, joms tikrai nėra lengva ir kai kur burbulai tikrai išsileido ir minus 70, minus 80% turim ant tų akcijų, kurios per pandemiją buvo visiškai numylėtinės. Bet didžiosios įmonės, kurios turi pinigų, turi srautų ir jas buvo įpūsta daug pinigų, joms nėra realių problemų, nes jos tiesiog dar vis turi pinigų ir joms nereikia iš išorės pinigų. Tai klausimas dabar turbūt ir, kaip sakei, kėliau skaitytojams tą klausimą, kur ta krizė. Aš kaip dabar žiūriu, tiesiog laukiu, kada centriniai bankai sulaužys kažką ir ar sulaužys. Ar per pandemiją įpūstas likvidumas ištems visus ir mitiguos tą šoką, nes tam, kad būtų kažkoks lūžis, turi būti šokas. Jeigu mes sugebėsim tuos lašinius, kuriuos sukaupėm per pandemiją, išnaudoti šoko amortizacijai ir didesnės palūkanų normos bus naujas normalumas, tai galbūt labai ramiai ir pragyvensim ir galbūt toliau gyvensim ant labai aukštų santykinų įverčių ir tik kai kuriuose sektoriuose pajusim. Tai čia dabar turbūt esminis klausimas. Jekaterina, persikelkim į Lietuvą, į Lietuvos situaciją. Jūs pati gegužės pradžioje prognozavote, kad šalies ekonomika įžengė į probleminį periodą dėl augančių įmonių įsiskolinimų, augančio bankrotų skaičiaus, mažėjančio gamybinių pajėgumų panaudojimo. Kokią įtaką Lietuvos verslui padarė palūkanų, išaugusios tos palūkanos ir kokius Lietuvos sektorius tai paveikia, ar galėtumėte išskirti? Padarė tiesioginę įtaką, bet vėlgi galim skirstyti į tiesioginę ir netiesioginę. Netiesiogiai tai vėlgi, kalbant apie įmonės, kurios yra įsiskolinus šiandien, palūkanų normos išauga labai smarkiai, vėlgi atsiranda tam tikros problemos. Bet vėlgi tos problemos akumuliuojasi ir iš išorės, ką Nerijus paminėjo, bet man atrodo jau greičiau, gerokai greičiau negu įprastinė tvarka, nes ir verslas pajunta tos skirtumus, kadangi užsakymai mažėja, užsakymų skaičius mažėja, vartojimas irgi lėtėja, preferencijos vartotojų tampa kitokios. Jeigu mes pažiūrėtumėm į atsargų likučius, tai atsargų likučiai įmonių, toje pačioje Europos Sąjungoje, Eurozonai, vertinami kiek pertekliniai jau kokį 5 mėnesį iš eilės. Tai reiškia, kad tos problemos jos tik tai akumuliuojasi. Ką tai reiškia Lietuvos verslui, eksportuojančiam verslui? Atitinkamai eksporto erdvės yra gerokai mažiau. Nors vėlgi, jeigu mes pažiūrėtumėm adekvačiai, Lietuvos verslo įsiskolinimas yra gerokai mažesnis negu eurozonos. Jeigu mes vertintum vien tik tai paskolas prie BVP procentinę dalį, tai būtų kažkur apie 36% tikriausiai visam privačiam sektoriui, kai eurozonai būtų virš 80%. Tai čia erdvės augti yra. Klausimas tik tai, kur augimas. Nes augimas ir kreditavimas to pačio verslo nuo pernai metų 18% susitraukė beveik 3 kartus. Aš labai atsiprašau, Jekaterina, gal arčiau mikrofoną, nes nesu tikra, kad visi girdi jūs aiškiai. Žinoma. Ir faktiškai, jeigu mes pažiūrėtumėm, eurozonai panašus yra poveikis, kreditavimas verslo sumažėjo, sulėtėjo iki praktiškai perpus, bet ir nebuvo labai didelės. Tai tiesioginis poveikis yra akivaizdus. Palūkanų normas, kuriam šiandien kredituojasi ir kredituojamas verslas, yra didelis.
Ir nepaisant to, kad ir už depozitus išaugo, už indėlius, verslo indėlius išaugo normos ir siūloma kaina, bet skirtumas tarp Lietuvos ir ES yra didžiulė. Tai yra, jeigu tarp Lietuvos kaina už tai, kad skolinasi ir kiek moka už indėlius maždaug yra apie 2 procentinius punktus, tai pavyzdžiui Prancūzijai būtų mažiau negu 0,5 procentinio punkto. Tai skirtumai yra, poveikis ir tiesioginis, netiesioginis eina per tas pačias eksporto galimybės ir galimybės augti. Šiuo momentu vėlgi eurozonai jau pastebimas indėlių ištraukimas verslo. Tai yra verslininkų indėlių suma po truputį pradeda mažėti, nors gyventojų auga ir auga kaip ant mėlio. Tai čia vėlgi kitas klausimas, kaip gyventojas vertina dabartinės galimybės investavimo, kai palūkanų normos nuo 0 yra pakeltos praktiškai iki 4 ir netgi galima surasti net ir virš 4 procentų, tai daugelis tikriausiai ir ieško to lengviausio varianto. Kam investuoti? Investicinė rinka šiuo metu neprognozuojama, sudėtinga vertinti. Geriau aš padėsiu indėlį, 4 procentus garantuotai gausiu. Kam rizikuoti? Greta, jūsų patirtis būtent investavime ir yra praktinė. Ar galėtumėt pritarti Jekaterinai, kad kam investuoti, padėti indėlį, ar jūsų būtent iš patirties galėtumėt pasidalinti, kaip atrodė tie pastarieji metai po palūkanų kėlimo kaip investuotojai? Tai atsakant Jekaterinai, tai tikrai geriau yra padėti tą indėlį už 4 procentus, negu žiūrėti į tos pinigus ar pasidėti juos po pagalvę. Tai čia jau yra veiksmas ir jau yra gerai, jau jūs esate investuotojai. Atsakant į klausimą, tai tie pastarieji metai buvo tokie labai smagus. Aš esu aktyvi finansų rinkoje visą laiką. Laukimų kažkokiu ar laukimų tinkamo ėjimo momentu netikiu. Manau, kad laukimas tai yra tokia pralaiminti pakankamai strategija. Dėl to, kad įmonės dirba kiekvieną dieną, jos uždirba tam tikrus pelnus kiekvieną dieną ir jos tai daro tam, kad išmokėtų man dividendus, o jeigu jos reinvestuoja tos savo pelnus, tai jos tai daro tam, kad vėliau išmokėtų man didesnius dividendus. Tai kaip ir paminėjau, truputį gal supažindinti su savo pačios portfeliu. Tai aš, kadangi esu tokia pradedančioji investuotoja, skaičiuoju gal kokius 4-5 metus, esu aktyvi tik tai akcijų rinkoje, tai kitomis priemonėmis, apie tas priemonės nelabai galiu kažką ir papasakoti. Skirstu savo portfelį į tam tikras skirtingas dalis, nes akcijų rinkoje, manau, tai yra puikia vieta pradedančiam investuotojui, dėl to, kad jinai yra pakankamai irgi diversifikuota, tai nereiškia, kad aš nusipirksiu vieną Apple akcijų ir turėsiu. Aš savo portfelį skirstau į kelias kryptis. Tai viena yra būtent dividendinės akcijos, nes nežinau, kas gali būti smagiau už tai, kai tiesiog atsidarai sąskaitą ir tau įkrito pinigai. Jau nuskaičiuotas GPM-as netgi, tai tau nieko daryti nereikia, gali tiesiai į Akropolį arba atostogų važiuoti. Tai už šitą užsikabinus yra labai fainai. Tai čia tokios mano ilgalaikės pozicijos tam tikros pavienės, kuriam aš tikiu, matau, kad jos turi gerą track rekordą tiem dividendam būtent. Kita dalis yra ETF-ai, kai tingiu, kai neturiu laiko, kai turiu darbų, ne visą laiką, kai tu negyveni, nesi ekonomistas, nesi aktyvus profesionalus investuotojas. Tai faktas atsiranda vaikai, šeima, atostogos, darbai užgriūna, kartais tu ir savaitę, ir mėnesį gali neįsijungti ir nepažiūrėti, kas ten vyksta. Tai kita dalis yra ETF-ai, kadangi aš stengiuosi investuoti kiekvieną mėnesį, todėl ir tie brangus pinigai, tai tikriausiai jie brangus. Mano investavimo filosofija realiai priklauso nuo vieno dalyko, tai nuo to, kiek aš uždirbu pinigų ir kiek aš galiu jų pasiimti ir tą mėnesį įdėti savo investicijoms. Tai ar jie yra brangus, ar jie yra pigus šiuo metu, kaip ir didelio skirtumo man nėra. Tiesiog, jeigu pasirenkame geras įmonės, tai ir per Swedbanko platformą, jeigu investuojame, net nereikia mokėti tradingo mokesčių, tai yra tam tikrų Baltikė akcijų puikių, kurios turi gerą dividendinį pajamingumą. Tai viena iš likvidžiausių įmonių, pavyzdžiui, turėjo dabar dividendų 6 procentai, tai kas tas Euriboras tada, tai 6 irgi yra gerai ir nereikia per daug nieko nei galvoti, nei ir daryti. Tai čia gal tokia, išsiplečiau jau truputį. Tai aš suprantu tokia vadovėlinė visai investavimo strategija vadovaujatės, kad finansų rinkų svyravimai yra visiškai normalus dalykas ir pinigų
reikia dėti reguliariai, investuoti ir tuomet žiūrėti po ilgalaikį perspektyvą. Nepasakysim, kas bus rytoj, ir baltos gulbės, ir juodos gulbės, ir karai, ir kažkas. Tai paprastam žmogui užsiimančiam gyvenime kažkokiais kitais dalykais, daugiau sutelkiant savo dėmesį, tai yra labai faina, aišku, paklausyti, žinoti, kas vyksta, bet savo portfelį turim valdyti, manau, atsakingai, tvarkingai, periodiškai. Ir tai visi grafikai, visos datos tą įrodo, tarkim, jeigu paimtumėm ten S&P grąžą per 100 metų, tai mačiau grafiką, kad yra po 16 metų 100% pliusas jums yra garantuotai. Tai čia, aišku, aš kalbu iš savo perspektyvos, man yra 32 metai, tai aš dar investuosiu 20+ metų. Tai dėl to aš galiu taip elgtis, man tiesiog indėlį gal dabar man nėra aktualūs, tarkim, dėl to, kad aš galbūt tėvams parekomenduočiau, kad jūs gal dėkite indėlį, tikrai nedarykite to, ką darau aš. Tai jokių akcijų, kaip suprantu, nepardavėt, viskas dar portfelį laikosi. Šiuo metu, jeigu matau kritimus, tai jais džiaugiuosi ir traukiu pinigus, perku daugiau ir kažkada džiaugsiuosi. Supratau, dar pakalbėkime šiek tiek apie rinkas, nes vis pasigirsta įvairių įmonių pranešimų, kad jos atitraukia arba ketina atitraukti gamybą iš Kinijos, perkelti ją arčiau namų rinkų. Ir Tautvydai, kaip tu manai to nuomonę? Ar pastebi, kad tokie įmonių pareiškimai gali turėti jų akcijų kainai įtakos? Ir ar tos įmonės ateityje nepralaimės konkurencinės kovos ir nesumenks jų vertė, kai pabrangs iš tiesų gaminių savikaina? Pažiūrėsim, tai čia, žinai, ateitis parodys, o kol kas manau, kad toksai žingsnis yra pakankamai logiškas. Aš visad pirmiausia investuodamas žiūriu geopolitinės rizikas ir su komuniagom prasidėt man niekad netrodė gera idėja. Tai aš šito visuomet vengiu ir visada siūliau visiems vengti. Tai džiugu, kad įmonės išeina iš ten, grįžta namo, taip, tai gali kainuoti brangiau, bet taip, jeigu pažiūrėti techniškai, aš manau, kad tu susidūri su sudėtingiau, su brangesnėmis operacijomis šiandien, bet tavo taip vadinamas tail riskas, kuris gali iš esmės pakeisti tavo verslą ir tavo verslo pelningumą arba sugriauti visą verslą, jis irgi labai pasikeičia. Tai kokia ta expected value, matematinė viltis, kokia galiausiai gausis, mes pažiūrėsim, bet mano akimis tai yra sveikintinas žingsnis, net jeigu trumpuoju laikotarpiu įmonės ir praranda dalį uždarbio. Jekaterina, kaip galvojat, gal tai proga Lietuvos valstybei ir vietos verslam pabandyti įkurdinti tas didžiųjų prekės ženklų gamybą Lietuvoje? Be abejo, tai būtų didžiulis pranašumas, jeigu Lietuva sugebėtų pasinaudoti tokią progą ir mes esame arčiau epicentro, bet vėlgi, mums reikia daugiau talentų ieškoti ir mums reikia daugiau žmonių, tam, kad mes galėtume įkurti daugiau ir apriepti kiek įmanoma daugiau. Tai vėlgi, aš manau, kad talentų klausimas išliks labai svarbus ir, pasibaigs infliacija, prasidės nauji pokalbiai. Bet šiuo momentu vėlgi aš visiškai sutinku, kad tos įmonės, kurios žiūri į ilgalaikiškumą ir ieško galimybių dabar priartinti tam tikros gamybos rytis, gamybos šakas prie pagrindinio, pagrindinio kontinento, tai vėlgi jos gali tik tai laimėti ilgojo laikotarpio nei šiuo momentu. Mes puikiai žinom įmonės, kurios yra įklimpusios šiuo momentu su probleminiam geopolitiniam gamybą ir praktiškai negali vykdyti jokios veiklos arba ta veikla jiem generuoja tiesiog neįgimą rezultatą. Manau, galim jau iš finansų rinkų keltis šiek tiek arčiau visų investuotojų ir praktikų. Ir iš tiesų vasaros pradžioje Swedbank atliko kasmetinę gyventojų apklausą apie būtent jų investavimo pasirinkimus. Ir šįmet, palyginus su ankstesniais metais, iš tiesų išaugo gyventojų susidomėjimas indėliais, akcijomis ir trečios pakopos pensijų fondais, kaip visuomet. Nekilnojamas turtas yra lietuvių meilė, pažiba ir čia ta kaip investicija, kaip geriausia, niekaip jinai nesusviruoja. Tai iš tiesų Nerijau, išaugęs tas susidomėjimas indėliais ir akcijoms nebestebina, kaip ir kalbėjom, atrodo, paprašiau pasidėti tą indėlį ir nesukti galvos.
dėl palūkanų, bet jūs su kolegomis skaičiuojate būsto įperkamumo indeksą ir jisai rodo, kad bent jau Vilniuje būstas yra tapęs sunkiausiai įperkamu per visą dešimtmetį. Tai kodėl tas nekilnojamas turtas taip išlaiko tokį žavesį tarp lietuvių ir ar pelnytai kaip geriausia investicija pinigams? Tai ir akcijos, ir nekilnojamas turtas, ir visi kiti finansiniai aktyvai, jie būna patrauklus tuomet, kai brangsta. Čia priešingai nei prekės parduotuvėse, kai mes pykstame, kad ledai yra ten brangus ar brangesni negu Latvijoje, tai su finansiniais aktyvais yra priešingai. Ir yra tas FOMO reiškinys, fear of missing out, matai brangstančius butus, nori pirkti, tai pandemijos čia periodas buvo išskirtinis ir dėl ko dabar įperkamumas yra sumažėjęs į žemiausią lygį nuo 12 metų, tai dėl to, kad kainos pakilo per 3,5 metų, pakilo daugiau negu 50% visose Lietuvos miestuose. Tai nėra labai tvarus šuolis, bet tu klausai prieš tai mane, kas mane nustebino, tai irgi šiek tiek nustebino, kad kainos visiškai Lietuvoje nesumažėjo ir netgi kai kuriuose miestuose toliau didėja. Kalbu apie būtų kainas. Ir, pavyzdžiui, Švedijoje sumažėjo apie 15%, Norvegijoje šiek tiek. Daugelį didžiųjų vakarų valstybių yra tam tikra nekilnojamo turto kainų korekcija, tai labai tiesiogiai susijęs su pinigų kaina. Lietuvoje to nėra. Nepaisant to, kad įperkamumas sumažėjęs, bet jis vis tiek, mes matome sparčiai augančius atlyginimus ir pagrindinė to priežastis yra turbūt teigiamos tendencijos darbo rinkoje. Šiemet vidutinis darbo užmokestis didėjo 12%, nedarbo lygis nepadidėjo. Baimių nėra, lūkesčiai Lietuvos gyventojų yra beveik aukščiausiame lygyje istorijoje ir geriausi Europos Sąjungoje. Čia lietuviai jaučiasi puikiai. Tai nėra panikos ir taip, laimės indeksai irgi pakilom. Tai yra ir ilgalaikė savijauta yra gera ir tie trumpalaikiai finansiniai savo galimybių vertinimai yra pagerėję. Ir turbūt, jeigu iš tiesų nebus jokio didelio išorinio šoko, nebus gilesnės recesijos eurozonoje ar JAV, ir nedarbo lygis ten nepakils daugiau 1 ar 2 procentiniais punktais, tai turbūt būtų kainos ir nesumažės. Ir čia mes labai daug apie tai diskutavom šių metų pradžioje, praėjusių metų pabaigoje, kiek pigs nekilnojamas turtas, ypač kai matėm, kad Švedijoje sumažėjo jau buvo apie 15%. Tai aš manau, čia amžinas klausimas yra, kada būtai pigs, ar bus krizė, ar pirkti, ar nepirkti, tai ką daryti? Aš Nerijus, kol galvoja, galiu tokį... Ne, aš noriu... Gerai, sakyk. Tiesiog aš dabar 5 mėnesius nusimetinėjau tokį turtelį, sakykime, bišk labiau premium ekonomiką. Tai kainos pagal registrų centrą, kadangi aš dirbu rinkose, tai aš seku rinką, aš parduodu už rinką. Tai registrų centro faktiniai sandoriai buvo mano rinka, pagal kurią pardavinėjau. Per metus kažkur 5-7%, būtent šitam segmente pasikoregavo faktinės kainos ir pardaviau jo su 5% discountų lyginant su to, ką prieš metus būčiau pardavęs galiausiai. Tai kai kuriuose segmentuose yra korekcija ir turbūt bus ten, kur labiausiai pervertinta, bet žiūrint visą taip rinką, mes žiūrim ne tik, registrų centras tai yra labai vėluojantis, ten sudaromi sandoriai, kurie buvo išankstinės sutartys prieš metus padarytos, bet žiūrint net ir pasikartojančių sandorių indeksą ir žiūrint skelbimų kainas, Lietuvos būsto rinkoje streso nėra. Vienintelis streso indikatorius yra tai, kad sandorių yra daug mažiau. Tai ypač tie, kurie pirdavo 2, 3 būstą, laukia arba turi geresnių alternatyvų. Nuomos grąža yra sumažėjus, gali investuoti į vertybinius popierius su fiksuota grąža, minimalia rizika 4%, kam ten leistis į tos būto nuomos žaidimus, kur irgi bus nuomos grąža 4-5%. Tai čia įvyko labai aiškus pokytis, bet pirminiai rinkoje, kai žmogus perka būstą savo, žinau, kad gyvensiu šitame mieste, ten nepasikeitė, susidomėjimas visiškai ne. Minimali įtaka to palūkanų normų pakelimo nuo 0 iki 4%. Tai aš dėl to ir manau, kad tame segmente nieko labai ženklaus tikėtina ir nebus. Tai aš vėl pasikartoju, aš į JAF akcijas dabar neinvestuočiau. Beje, ekonomistai yra labai prasti investuotojai, tai jūs Neklausykite. Mes paklausėm Gretos aktyvios investuotojas. Jų darbas yra rasti atsakymus, ko bijoti, ko nedaryti, kas čia gali būti blogai ir turi tokią giluminę tendenciją viską neigiamai vertinti. Deja, taip yra.
Ir vienas garsiausių visų laikų ekonomistas Keynesas buvo puikus ekonomistas, bet labai prastas investuotojas. Ir gerai investavo tik į paveikslus. Tai čia šitoje vietoje aš irgi mano kasdieninė duona žiūrėti, kas gali atsitikti blogo. Ir aš žiūriu į Kiniją, pavyzdžiui, kaip Kinija sprendžia problemas. Kinijoje yra didžiulė nekilnojamo turto krizė. Ir nėra lengvai išsprendžiama. Nekilnojamo turto vystytojai ant bankroto ribos negali pabaigti savo pradėtų projektų. Vartotojų lūkesčiai, Kinijos gyventojų lūkesčiai dėl šitos priežasties yra kritę į žemiausią lygį istorijoje. Mes dar praeisiais metais galvom, kad čia dėl pandemijos valdymo nevykusio, iš dalies dėl to, bet dabar matome, kad visiškai nepastaisė situacija ir kaip sprendžia Kinijos komunistų partija šitą problemą. Tai šiaip unikalus sprendimas nebeskelbti vartotojų pasitikėjimo rodiklio. Nežinai, ir neskauda. Lygiai taip pat su jaunimo nedarbu. Jaunimo nedarbas pakilo iki 21%, vakarų valstybės eskaluoja žiniasklaidą, viskas, nuo vasaros nebeskelbiam, sunku suskaičiuoti. Tai man yra ženklas, kad jau yra sunku valdyti situaciją, net ir planinėje ekonomikoje su dideliais svertais yra sunku, kur tu bandai paslėpti tas problemas, tiesiog neskelbdamas statistikos. Ir aš manau, kad tai irgi kanalas, per kurį ateis šokas ir į finansų rinkas, ir į realias ekonomikas. Tai žiūrint 3 plačias turto klases, aš manau, nekilnojamo tokio turto rinka bus turbūt neutraliausia, akcijos rinkos atrodo rizikingiausiai, bet man atrodo, obligacijos bus tai, kas blizgės ateinančius 12 mėnesių, nes būtent prie finansinio streso tikėtina, kad jų kainos gali didėti. Kad ir kaip netrodytų patrauklu čia investuoti kažkokius vertybinius popierius už 3, 4 ar 5%. Bet jau žiūrint giliau į akcijas, ten irgi bus skirtumų. Ir jeigu mane dabar priremtumėt, sakytumėt, ar pirkti dirbtinio intelekto flagmanas, Nvidia, čia pelnai didėja, pajamos didėja, ar kokio nors Švedijos statybų kompanija, kur ten nėra ką statyti. Va. Tai turbūt aš ir vis tiek rinkčiausi tą nuvertėjusią, beveik nieko nevertą ar nekilnojamo turto vystytoją ar statybos kompaniją šiaurės šalyse, negu maždaug 10 kartų pervertinta. Tai tu toks saugus investuotojas, toksai tradiciniais metodais. Atsargus, bet čia vėlgi, čia yra, kai aš kalbu apie, jeigu kalbam apie aktyvų investicijų valdymą, ir aš pritariu Gretai, visą laiką yra dalis investicijų ar pensijų fonduose ar kažkur, kurios yra pasyvios. Tu neturi žiūrėti kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, kas vyksta finansų rinkos. Tai nesvarbu. Padėjai ir pasims jau, kai eisi į pensiją. Jekaterina, norėt kažką pridurti apie nekilnojamą turtą? Jo, dėl nekilnojamo turto ir nekilnojamo turto vystytojų. Tai mes kaip kreditų biuras tai stebėm ir bankroto, žinoma, ir vėlavimo atsiskaityti. Tai tarp vėlavimo atsiskaityti jau sužibėjo nekilnojamo turto vystytojai. Šiais metais tikrai pastebėm, kad auga ir sumas, ir vidutinė suma auga. Na, irgi, tarkim, viso verslo vidutinė vėlavimo suma yra orientuotai mažiausi verslai ir tai yra 3,5 tūkstančio eurų. Na, tai vystytojų yra apie 25 ir plus. Tai iš tiesų jų ir skaičius, ir sumas bendros, na, ganėtinai įspūdingos. Kas liečia bankrotus, tai irgi bankrotų skaičius auga, priešingai negu, tarkim, Latvijai ir Estijai kol kas, bet situacija Lietuvoje neįtin gera. Ir vėlgi, su nekilnojamo turto vystytojais dažniausiai tai yra šiek tiek smulkesnės įmonės, kurios lygiai taip pat priklauso ir nuo finansavimo. Finansavimo kaina auga. Kaip toliau bus visiškai neaišku. Arba labai aišku, bet nesinori žiūrėti į ateitį. Jekaterina, dar pakalbėkime apie jūsų pačias investicijas ir portfelį, nes jūs pati metų pradžioje minėjote, kad nuo aktyvesnių investicijų kaip ir susilaikote, laukite vasaros pabaigos, kai bus daugiau tikrumo. Turime paskutinį vasaros savaitgalį, kaip su tuo tikrumu, ar išvelgėte jo daugiau ir kur ketinate nukreipti investicijas, ar vis dar lauksite, stebėsite? Na, tikrumo daugiau nepasirodė, bet tai yra tikriausiai viso pasaulio paradoksas, nes jeigu mes pažiūrėtumėm į nerimo indeksą po visų tų sutrikimų, kurias pasaulis turėjo, tai yra ir pandemija, tai yra karas, tai yra energetinė krizė, tai yra galiausiai ir grintema. Nerimo indeksas šiuo metu nestebina, stebina gerąją prasme, sumažėjęs ir laikosi kaip ilgalaikis vidurkis, galbūt net šiek tiek mažiau.
Tai šiuo atžvilgiu, ne tik tai Lietuva išsiskiria tam gerom nuotaikom, nes jeigu mes vertintumėm visas aplinkinės rinkas, ar ne tik tai, globaliai paradoksų tikrai yra. Na, kalbant apie mano investiciją, ten viskas yra labai paprasta, kadangi auginam 3 vaikus ir mano investicijos yra ilgalaikės, tai tų sviravimų per 10 metų ir 10 metų atgal tikrai buvo ir bus, tai atitinkamai žingsniai yra, tiesiog žiūrim į priekį. Irgi renkatės obligacijas, kaip ir Nerijus? Miksas, bet vėlgi šiemet lygiai taip pat išbandžiau kelias indėlio galimybės skirtingose finansinėse įstaigose. Onboarding procesas tikrai žavi šiuo momentu, toks greitas ir sklandus, tai šiuo atveju galiu tik tai pasidžiaugti, kad ir kiti gyventojai gali lengvai tą patį padaryti. Bet kas mane labiausiai galbūt kelia nerimą, jūs minėjot dėl bendro iš tiesų finansinis raštingumas bendras. Nes nepaisant to, kad susidomėjimas investicijom auga, finansinis raštingumas mūsų gerėja labai lėtai. Per 5 metus gal 5 procentiniais punktais pakilo, tai yra tikrai per lėtai kaip Lietuvai, jaunai ir turėtų daugiau dėmesio skirti investicijom, tiek asmeniniam, tiek ir finansinių raštingumui nuo mokyklos, na ir rutuliuojant toliau pagal amžiaus grupės. Kaip dirbdama su šitą sritim, manau, kad progresas yra, galbūt šiek tiek per lėtas, bet įvairios tokios situacijos turbūt ir daugiau paskatina domėtis, ką su tais pinigais daryti, ne tik taupyti, bet ir apie galimybės investuoti ir auginti pinigus. Tai Tautvydai, tu savo komentare rašai, kad ateina stabilesni laikai, situacija turėtų priminti 2016-2019 metų laikotarpį. Ką tu turėjai čia omeny? Ar tai, kad investicinių galimybių bus daugiau, ar kad kaip tik tų galimybių užsidirbti investuojant sumažės? Na, aš kontekstui pridėsiu, kad čia vienas iš scenarijų. Aš visat galvoju scenarijais. Tikrai netikiu, kad gali pasakyti, kaip kažkas bus. Bet tiesiog turim piką ir kaip aš prieš tai kalbėjau apie tai, kad jeigu centriniai bankai nieko nesulaužys, manau, tada vėl tikrai realu, kad tas visų netikimas scenarijus, kai visi laukia krizės ir visi laukia, kad bus blogai, tai beveik visat būna atvirkščiai. Tai dėl to aš turiu tokį scenarijų galvoj, kad jeigu netyčia nesulūš ir mes sugebėsim iš tų po pandeminių pinigų išgyventi ir realiai amortizuoti palūkanų šoką, tai tikrai galime į labai gerą laiką pereiti vėl į labai gerus laikus, kur visi bus laimingi, galbūt tas augimas bus mažesnis, bet vėl tiesiog augsim ir kokius 2-3 metus niekas nesupras, kodėl augam ir rašys piktus komentarus, kad tuo ateis krizė, nes čia A, B, C, D, F priežastys sukelti, bet krizės spėliojimų užsimti čia yra pats galbūt įdomiausias užsiėmimas, bet finansinė prasme mažiausiai naudingas užsiėmimas ir tiesiog perki turi pamiršti. Aš galvoju, kad gali kartais aktyviai palokuoti, aš kaip paprastas žmogus perku pigiai, parduodu brangiai ir lygiai taip pat skolinuos, kai palūkanos mažino, skolinu, kai palūkanos didelės, tai dabar nusimečiau turtą, kuris buvo su banko paskola ir tiesiog investuosiu į savo fondą, kuris skolina įmonėms. Palūkanos nukris, gal vėl reikės kokio turto nusipirkti. Tai čia tokios taktinės alokacijos jos gali keistis, bet bendrai aš kažkaip įsivaizduoju, kad tikrai mažiausiai dabar laukiamas scenarius tarp profesionalų yra geri laikai. Kad tiesiog viskas bus gerai ir viskas važiuos. Ir dėl to šitam scenarijui suteikiu aukštesnę tikimybę, negu suteikčiau žiūrėdamas tik į rodiklius. Greta, kalbant apie tavo praktiką ir investicijas, aš manau, kad ir mūsų žiūrovams tikrai įdomu, Kur čia reikia investuoti, kokie sektoriai, kokie regionai, kas pas tave yra galbūt artimiausioje ateityje, ką esi nusižiūrėjusi. Be abejo, mes negalime priimti kaip tiesioginės rekomendacijos investuoti, bet tiesiog tavo nuomonė įdomu. Taip, tai ypatingai dabar su brangiais pinigais, tai gal, tarkim, galima, kadangi buvo to tikėtis, tai mano portfelė nemažai yra bankų ir finansinių sektorių įmonių, tai jie uždirba tikrai fantastiškus pelnus, moka gerus dividendus, tai čia toks irgi kaip ir geras dalykas. Iš kažkokių, kokie yra mano planai, tai dabar tiesiog tokia mano yra dar asmeninė situacija, kad esu motinystės dar atostogose, tai turiu to laiko, bet kaip ir jo neturiu, tai labai mėgstu ir paspekuliuoti.
Tai Amerikos rinkoje esu, bet irgi gal sutikčiau ir su Nerim, kad nebūtinai reikia ten labai būti ir pirkti tą Nvidia ir laikyti tam ilgam, bet pavyzdžiui, pradedančiajam investuotojui, kad atrasti save, kad atrasti, koks yra tavo stilius, kiek tu gali pakelti tą riziką, tai tikrai yra gera vieta pasibandyti, nes ten yra didelis svyravimai. Tai aš dabar, kadangi vis turiu tai 10 minučių, tai 15, tai 20, atsidaryti tą appsą tradingo, tai paspekuliuoju šiek tiek tais svyravimais, tai uždarbis, aišku, būtų didesnis, jeigu aš tiesioginį darbą savo sėdėčiau ir dirbčiau, bet benčestas įkrenta, o jeigu neįkrenta, tai tikrai geros pamokos. Tai gal sakyčiau, kas jau investuojat kelis metus ar daugiau, tai tikrai žino tą savo strategiją ir esat ją šiek tiek išsigryninę. Man tikrai užtruko ją išsigryninti, tos pamokos kainavo, bet aš džiaugiuosi, kad jos kainavo 500 eurų, o ne vėliau, ne daugiau. Tai aš esu už tai, kad bandyti, suprasti, kaip tu jausies prie tų -20, ar tu miegosi, ar valgysi, ar eisi į darbą, kaip tau tai atrodys. Tai visi tie įvykiai, tarkim, tiek COVID-as, tiek karas Ukrainoje, tiek tie brangus pinigai, kažkokie neužtikrintumai rinkose labai gerai parodo, kaip tu pats reaguoji į tai. Ir gal labiausiai linkėčiau neatrasti tą kažkokią akciją, kuri čia dabar taip ralins, bet būtent suprasti, kas jūs labiausiai džiugina. Mane asmeniškai džiugina gaunami dividendai, aš tada arba juos investuoju, arba važiuoju atostogų ir džiaugiuosi. Tai gal tiek. Norėjau kažką pridurti. Galvoju apie tai, ką Tautvydas pasakė, ir ar čia tikrai tarp profesionalių investuotojų vyrauja pesimizmas. Tai taip, kad ekonomistai ten viauksi recesija tai čia taip, bet jeigu pažiūrėtumėm investicinių fondų alokacijas, tai jos padidėjo į akcijas šiemet. Jeigu pažiūrėtumėm pardavimo opcionų ir pirkimo opcionų kainas, ir ką rodo iš dalies ir VIX indeksai, tai nėra baimės. Jekaterina minėjo apie tai. Nieks nebijo, kad gali atpigti JAF akcijos ir būti kažkokios griūties dėsnės. Tai iš dalies tai susijęs su to, kad prie didesnių palūkanų normų JAF įmonių rezultatai išliko geri, BVP toliau auga. Ir apskritai čia viena iš priežasčių, dėl ko akcijos taip sublizgėjo man šiek tiek netikėtai, tai yra tai, kad beveik visose vakarų valstybėse praėjusiais metais ir dar šių metų pradžioje beveik visose sektoriuose įmonės uždirba rekordinius pelnus ir rekordinį pelningumą. Tai čia artimai susijęs tas klausimas su infliacija. Beveik visur įmonės galėjo ir pakėlė kainas daugiau negu padidėjo sąnaudos. Ir finansiniai rezultatai yra fantastiški. Ir dėl to net ir prie aukštesnės diskonto normos, prie aukštesnių palūkanų daugelis finansinių aktyvų nenuvertėjo, išskyrus tuos kelis jautresnius sektorius susijusius daugiausia su nekilnojamo turtu. Bet aš manau, kad tie rezultatai prastės. Mes matome net defliacijos ženklų. Kinijoje jau defliacija. Žiūrint, kokios nors Vokietijos gamintojų kainų indeksas krenta 9 mėnesius iš eilės. Mažėja kainos. Ir vat, kai reikia mažinti kainas, tada jau atsiranda daug didesni iššūkiai. Nes įmonėje fantastiški laikai, kai yra infliacija 20% ar 15%. Padidini kainas, atlyginimai padidėjo 5 ar 10%. Reali darbo sąnaudų našta sumažėjo. Visiškam šokoladė buvo daugelis įmonių, daugeliu sektorių ir dėl to mes matome ir pačioje eurozonai, nors ir ten visokie pramonės, mažmeninės prekybos rodikliai yra prasti, vartojimas sumažėjęs, bet užimtumas rekordinėse aukštumose, nedarbo lygis niekada nebuvo toks mažas nei eurozonoje, nei JAV. Nes pajamos rekordinės, nėra spaudimo optimizuoti darbo sąnaudas. Ir dėl to visą tai nuvilnijo labai teigiamai ir per akcijų rinkas, ir per nekilnojamo turto rinkas, nebuvo tokio didelio šoko. Ar tai bus ir ateityje? Aš irgi pritariu Tautvydui, kad tikrai nieks nežino ir reikia mąstyti apie scenarius. Aš manau, kad scenarijaus prastesnio, negu tikisi investuotojai į Nvidia ir į Tesla, tikimybė yra didelė. Aš tiesiog pasitaisysiu, teisingai Nerijus pastebėjo, gal nereikėtų sakyti profesionalus investuotojai, bet labiau sell-side analitikai, kurie bankuose yra, kurie parduoda researchą, jie yra labai pesimistiškai nusteikę, jeigu ten Goldmanų, JPM-ų, whatever paskaitysit tiesiog analitikus, tai jie labai paskutinius porą mėnesių dažnai kalbėjo apie tai, kad viskas yra per brangu ir baisu. Tai čia turbūt tas teisingas, nes jie parduoti reikia, tai čia ne tas pats, kas profesionalus investuotojai. Jo, bet jie greitai kaitalioja plokštelę, pirkit, parduokit ten. Nes darbas yra nupirkti ir parduoti, už tai gauni pinigus, o ne už tai, kad kyla ir krenta. Tai kitas svarbus dalykas, kai tu paleidi šūdinas prognozes įmonių rezultatų ir tada įmonių rezultatai būna
nelabai geri, bet vis tiek geresni už tas prognozes, tai tada akcijų kainos kyla. Čia irgi labai geras efektas. Pakalbėkime dar apie Baltijos šalių biržą. Kas joje įdomaus, ar jinai turi potencialo, ar vis dėlto yra tokia nuobodi, sekli, Tautvydai, gal tu kaip ekspertas rinkų? Baltija yra nuostabi vieta būti. Mes čia beveik prieš metus Rygoje turėjau irgi šitą patį klausimą realiai ir pokalbį. Tai aš visat galvojau, kad mūsų didžiausia rizika yra Rusija. Tai štai teroristinė valstybė, jau saulelė vakarop ir jau kaip ir mums vis mažiau baisi, aš bent jau linkstu to tikėtis. Aišku, atsipalaiduoti tikrai neverta, bet manau, kad ta grėsmė sumažėjus ir aš Baltiksuose matau labai daug vertės ir labai daug galimybių. Kai kalbam apie likvidumą, tai man dažnai sako, aš valdau vietinių įmonių obligacijų fondą. Ir pirmas komentaras žmonių, kurie nesidomi būna, tai ten likvidumo nėra, kaip jūs ten nuperkat, parduodat. Mes per mėnesį sukam 4-5 milijonus. Tai jeigu mes sugebam tiek sukti šitoj biržoj ir jūs turit 10 000, 20 000 eurų portfelį, tai patikėkit, manim užteks likvidumą. Aš padarysiu, paskambinkit, pažadu padaryti, čia sėdi žmonės, kurie su manim prekiauja ir žino, kad aš tą likvidumą padarau, jeigu reikia. Tai tikrai yra labai daug galimybių, vietinės įmonės, pavyzdžiui, Akropolis. Visi žinom, pažįstam, moka 8,5% per metus. Kodėl aš neduodu indėlio, nes galiu padėti į Akropolį ir nematau didelio skirtumo tarp rizikos realios kredito, jeigu jau atvirai, maksimum apie 7%. Ir Baltikas ką tik mokėjo 25% dėl to, kad visi bijojo, bet tuoj dabar jau mažiau labai staigiai sumažėjo. Ir galėčiau tų pavyzdžių vardinti. Ir aš galbūt mažiau žiūriu į įmonių akcijas, bet įmonių skola, ypač dabartinė aplinkoje, yra labai įdomi ir tikrai labai rekomenduoju visiems pasižiūrėti ir pasidomėti. Dar turiu klausimą apie tvarumą, iš tiesų investicija susijusia su tvarumu, aplinkosauga. Nerijau, gal tau klausimas, ar dabartinis, vis tiek kainos energetikos sektorija šiek tiek stabilizavosi, atsirado daugiau tokio ramumo. Kaip tu manai, ar tai gali turėti įtakos ir sumažinti investicijas į su tvarumu, aplinkosauga susijusias įmonės? Turbūt du atskiri klausimai yra, kiek valstybės investuoja į atsinaujinančią energetiką, į taršos mažinimo sprendimus, į naują energetikos infrastruktūrą ir kiek investuotojai yra susidomėję investicijomis į įmonės, kurios vysto tokią infrastruktūrą. Tai manau, kad Europa labai ir visos vakarų valstybės labai aiškiai eina keliu ir Rusijos pradėtas karas Ukrainoje tik paspartino šį procesą, turbūt kokiais 5 metais į priekį pagreitino. Poreikis visiškai nukirsti bambagyslę su Rusija, tai tos investicijos tęsis. Kurios įmonės, ar jos yra patrauklios investuotojams, tai čia jau yra sudėtingiau atsakyti, nes ypač mes tą matėme kai kuriuose valstybėse ir finansų sektoriuje, ir energetikos sektoriuje kai kuriuose valstybėse. Sėkmingos investicijos įmonės ir uždirbtas pelnas nebūtinai reiškia grąžą investuotojams, nes einame truputėlį į tokio valstybinio kapitalizmo erą, kai kuriuose valstybėse, kur valstybė gali, ar valdžia gali nuspręsti, kas yra viršpelnis ir kokią dalį to viršpelnio reikia paimti. Tai tokių valstybių yra ir tokių sektorių yra ir čia mes ypač matėme štai finansų ir energetikos sektoriai buvo, kur uždirbot pelno daug, bet mūsų nuomonė per daug, ar ne? Tai tam tikros rizikos yra investuotojams, apie kurias reikia pagalvoti. Greta, tu kaip investuotoja, ar tau tvarumas yra aktualus? Nerijus kelia klausimą, kiek tai yra svarbi tema investuotojai? Manau, kad ir kaip sakytumėm, kad labai svarbu, bet jeigu pažadės gerą pelną, tai visi pasirinksim tą, kuri pažadės gerą pelną. Tai aišku, yra tam tikri kažkokios tai ribos ten, ar tai tarkim su apie komunistus kalbant ar panašiai, tai, bet nežinau, nepasakyčiau, kad tai yra kažkoks kriterijus, kurį aš vertinu, galbūt tai jau būtų kriterijus, jeigu aš vertinčiau įmonės daug giliau, tarkim, bet aš pakankamai paviršutiniškai vis tiek jie žiūriu.
Ypatingai, pavyzdžiui, apie Baltijos biržą dar galėčiau pridėti, kad tai tikrai fantastinė vieta, nes dėl ko, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas lietuviams yra toks artimas, nes tiesiog mes suprantam tas sienas, mes suprantam lokaciją mieste, mes matom, kiek apsilupę dažai, naujos lempos ar senos ir mes matom, kaip čia veikia, mokam nueiti pas notarą, padaryti tą sutartį, o su kitom tam turto klasėm tiesiog reikia kažkaip tą praktiką įkišti, kad suprasti, gal yra dar fainesnė. Aš pati turiu nekilnojamojo turto investicijų ir aš jų tiesiog nekenčiu iki paskutinio ir tiesiog stengiuosi viską uždaryti ir suprantu, kad tai yra ne mano, man tai yra neįdomu, mane tai apsunkina, aš apie tai galvoju, tiesiog ta investicija manęs valgyt prašo, vaikas prašo valgyt, vyras prašo valgyt, ta investicija manęs valgyt prašo, tai tiesiog kam apsikrauti. Tai tiesiog toks, manau, reiktų atrasti tą kiekvienam ir galbūt kažkam ir per tvarumą bus, kad, tarkim, mano pasirinkimas yra ten investuoti į tam tikras tvarias ten bendruomenės, pavyzdžiui. Aš esu viename esu investuojančių moterų klube, tai tarkim irgi mes pasikalbam kartais, kad yra tam tikros, kurios labai mėgsta kažkas kosmetikas, rankinukus, tai irgi pilna tokių įmonių, kurias galim pasirinkti, jiems domime, žinome produktus, kaip veikia kainos, kyla, atrasti savo tas stiprybės ir jas paversti tas stiprybės rinkose. Nebūtina tikrai žinoti visas įmonės, jas išmanyti ir jeigu kažkas kalba apie kažkokią Nvidia, tu nežinai net kainai veikia, tai čia nesi prastas nuo to investuotojas tikrai. Jekaterina, pridėsit kažką? Man buvo labai įdomu analizuoti tai, kad tvarios investicijos yra tvarios investicijos, bet infliacijos kontekste sumažėjo impact investavimo. Tai yra tokio poveikio investicijos, kur tvarumas, ar ten ESG, viename suplakta su finansinė grąža. Ir tuo pačiu padidėjo, kaip ir Nerijus minėjo, meno kolekcijų. Pavyzdžiui, tai yra passion investicijos, jos kaip tik pažymos investicija ar hobio investicija, raritetinės viskiai ir panašiai. Tai infliacijos laikotarpiu kaip tik didėjo. Tai su šita kategorija jie žada labai augančiai, tai būtų labai įdomu pažiūrėti, kas būtų toliau, ypač tokio, įdomiais laikais, kai šiuo momentu mes turim, aš sakyčiau, kad du tokios didelius kampus. Vieni yra už tai, kad ir proteguoja tai, kad recesija jau bus faktiškai įprogramuota į visų mūsų elgseną, o kiti kaip tik tikisi tų ramesnių laikų, kur mes praplauksim ir net nepastebėsim. Niekas nežino, kokie bus tie laikai, tai mūsų diskusija jau keliauja į pabaigą ir aš kaip ir minėjau, skiriame 10 minučių laiko jūsų klausimams. Matau daug rankų, tai dabar aš pamačiau pirmą ranką priešais save, tai gal ir suteikim klausimą. Labadiena, Naglis Šulija. Klausimas iš gretimos palapinės. Čia tokia linksma pusiau anekdotinė situacija. Prieš valandą aš Andriaus Kubiliaus paklausiau tokio klausimo. Įsivaizduokime, kad karas Ukrainoje baigėsi rytoj. Vadinasi, poryt iš Lietuvos išvažiuos visas akmenės cementas, visos lentos, visas langų stiklas ir net pernykštės bulvės. Klausimas, ar kas nors apie tai galvojo? Andrius Kubilius sąžiningai pasakė, nežinau. Bet jūs paklauskit Nerijaus Mačiulio. Tai ir klausiu. Ačiū. Nerijau, ar galvoji? Ačiū Jums už nuostabų klausimą. Nežinau, ar čia Andriui Kubiliui padėkotų šitą. Taip, dažniausiai apie šį scenarijų pasvajojama yra šiame kontekste, nepagalvojama, bet pasvajojama ir jo poveikį, aišku, sudėtinga pamatuoti. Ir bus tie veiksniai, kuriuos jūs minėjote, bus šalutiniai teigiami veiksniai, kuomet atsiranda papildoma milžiniška paklausa, galimybės investicijoms, galbūt didesnis saugumas. Tai yra be galo dinamiškas, kompleksiškas ir sunkiai prognozuojamas scenarius. Klausimas apie tai, kaip tai atsilieps mums, ne jiems, o mums čia. Aš manau, kad ir jiems tai tikrai labai geras scenarius būtų ir tikiuosi, kad kuo greičiau taps realybė. Net jeigu būtų mums šalutinių neigiamų pasekmių, tokių kaip brangesnės bulvės ir brangesnis cementas, tai aš visom esu pasiruošęs už tai sumokėti. Taip, dar klausimų, kelkit rankas, kad mes tikrai pamatytume,
Kas aukščiau kelia, tas, žinokit, pirmenybę turės klausimą. Jurgita Šerintinė. Aš noriu visų pranešėjų paklausti. Jeigu jūs turite namus, turite stabilų darbą, turite automobilį, bet ir turite 100 000 eurų, ką jūs rytoj darote konkrečiai, be jokių ten, jeigu taip, anaip, kaip jūs jos paskirstote ir jeigu sąlyga yra, kad 70% norite gauti stabilius, tą stabilią grąžą, 30% tų pinigų gali plaukioti su rizika. Ar galite duoti tokį receptą kiekvienas, labai aišku? Žinoma. Jeigu negrįšit po metų pas mane su... Tai 30% metų trukmės indėlis arba kokia nors valstybės taupimo lakštai, 3% eurais jokios valiutos kurso rizikos, tai yra priparkuoti pinigai, kuriuos bet kada gali paskui įdarbinti. 30% į Švedijos arba Norvegijos vyriausybių vertybinius popierius, 4% grąža, bet labai pigios valiutos, tai ten tikėtina irgi kokie 5% gali būti papildomos grąžos. Ir 30% pagalvosiu, kol kiti atsakys. Žinokit, aš turiu labai aiškiai taisyklę, jeigu gaunu netikėtas pajamas, 50% investuojama. Tai vėlgi, mano investicijos, kaip ir sakiau, labai ilgalaikės, tai daugiau tų pačių akcijų, kurias aš turiu, arba tam, kam aš šiandien kaupiu, ir plus depozitai ir šiek tiek obligacijos, bet jos yra šiuo metu pamažėjusios. Aš kadangi nei stabilaus darbo, nei stabilių pajamų, nei gyvenamosios vietos neturiu, bet jo, tai 100 šiek tiek daugiau, kaip tik už poros savaičių pasirašysiu į savo valdomą fondą, kuris per metus išmoka 4,2% išmokų ir dar kažkiek auga. Šiais metais planuojama apie 10% augti, tai tą 100 000 ir klausėt, tai taip šiek tiek daugiau pats investuosiu į savo fondą. Tai aš taip, vienas atsakymas, kuris iš tiesų būtų tiesa ir niekam nepadės, tai tiesiog padengčiau gyvenamojo būsto paskolą ir pamirščiau ir tada, ką uždirbčiau, investuočiau toliau į savo akcijas. O jeigu taip jau nutiktų ir, tarkim, hipotetinė situacija, turim gyvenamąjį būstą, tai tada iš to NT, kur parduosiu, pridėčiau 25 ir nuo 125 yra puikių fondų, kreipiantis pas tam tikrus didžiausius valdytojus Lietuvoje ir jie turi puikių produktų, tai nuo 125 ir įdėčiau į kažkokį pasikonsultavus su profesionalu, nes aš jau tokia nesu. Čia klausimą mačiau, turi mikrofoną. Aš grįžtu, aš dar tik tai 60% atsiprašau. Investavau, dar 40% nealokuoti. Tai šiaip aišku, kartais yra gera ta situacija, vadinama cash is king, ar ne, kur nieko neinvestuoti, bet šiuo atveju indėlis tai yra tiesiog priparkuoti pinigai saugiai, kurie bent jau kažkokią grąžą uždirba. Ir aš vėlgi pasikartosiu, ekonomistai turi tą tokį smarkų dažniausiai rizikos vengimą, bet aš turiu dar kitą polinkį, manęs nedomina akcijos, kurios pabrango ten 50 kartų per metus, kriptovaliutos. Niekas nepaminėjo šiandien kriptovaliutų. Kaip kažkas naujo. Užgeso šitą... Dar mes turime klausimą auditoriją. Tautvydai, atsimenu, dar prieš metus čia dar ginčiamės apie šitos... Aš nuo tų metų kiekvieną mėnesį pildau. Sėkmės. Dėl to ir neturi nei darbo, nei santaupų. Tai aš labai vengiu tokių aukštai skridusių akcijų, kurios galimai net ir su gera istorija, gerais rezultatais, bet dažnai būna jau pervertintos. Ir mane labiausiai domina tai, kas yra nepagristai nuvertinta. Ir pavyzdžiui, dabar pačios pigiausios pasaulyje akcijos yra šiaurės šalių. Nebūtinai, aišku, nekilnojamas turtas labiausiai, bet ten gal aukštesnė rizika. Bet jūs ir klausėte, kur jeigu taip 60% saugiai, o 40 ar 30% didesnė rizika. Tai aš manau, kad koks nors ETF-as šiaurės šalių akcijų, jisai buvo prasčiausias performances paskutinius 24 mėnesius, nebūtinai toks bus per ateinančius 12 mėnesių. Ačiū. Taip. Ačiū už linksmą diskusiją. Viskas aišku dėl privačių investuotojų daugmaž, dėl įmonių, bet kaip Jūs manot valstybėms, kaip pavyzdžiui Pietų Europos, PIGS šalims, pasižiūrėjau net keista, Graikija už 4,5 tik skolinasi dar, bet kas jų laukia artimiausiai ateityje? Ir Graikija, ir visas kitas išgelbėjo infliacija.
pakilo kainos 20%, padidėjo biudžeto pajamos, reali skolos našta sumažėjo 20%. Tai va čia ir buvo jų išsigelbėjimas, nes valstybėm turinčiam ir įmonėms, ir gyventojams turintiems daug skolų, vienas iš rizikingiausių reiškinių yra defliacija. Kai mažėja kainos, tai reiškia reali skolos našta didėja, net nesiskolinant daugiau ir net nekylant palūkanų normom. Tai va šitas infliacijos pliūpsnis buvo išsigelbėjimas toms daug pasiskolinusiams valstybėms, nes jų skolos ir BVP santykis dėl infliacijos labai ženkliai sumažėjo. Kokia jų ateitis? Manau, kad Europos centrinis bankas kitais metais jau sumažins palūkanų normas tam, kad ateitis nebūtų prasta. Ar turime dar klausimų auditorijoje? Mikrofoną, ten kelia ranką. Graikija ir Italija pasiskolinę daug, bet yra valstybių, kurios daugiau pasiskolinę. Japonija beveik dvigubai daugiau lyginant. Taip, skolinas iš išorės labiau rizika yra. Dėl to ir Europos centrinis bankas nelaikys palūkanų normų prie 4%. Šitoje vietoje yra, kas dabar Europos komisijoje paskutinius kelis metus vyksta, yra tokios Europos obligacijos daromos, kur visos šalys čipina sakykime, tam tikrą prasme dengia kredito riziką ir tada ant institucijos, kaip ES išleidžiamos obligacijos, kur tada važiuojami valstybės. Tai čia irgi yra vienas mechanizmas, per kurį tu gali piksus ištraukti. Taip, tai paskutinis klausimas iš auditorijos. Klausamais. Labadiena, esu Audrius, kaip tik norėjau ir klausti apie kriptovaliutas. Tai mano pirmas klausimas būtų trumpas jūsų požiūris auksas ir kriptovaliutas, o antras nekilnojamas turtas Lietuvos pajūry ar Ispanijai. Labai aiškus, konkretus klausimai. Tautvydai. Jau laikas baigėsi, jau Nerijų bėga, tiesiog, ta prasme, ačiū, draugas. Auksas yra mano pirma nekenčiamiausia investicija, kurios visiškai nesuprantu ir nematau prasmės, tai yra barbarų laikų reliktas ir blizgutis, o nekilnojamas turtas yra mano antra nemėgstamiausia investicija, kurios nesuprantu, nekenčiu ir tikiuosi nebeturėsiu niekad nieko bendro gyvenime su jie, nebent per fondinės struktūras ir taip toliau, kur yra likvidus dalykai. Tai sakyčiau, kad aš tikrai pats perku eterį žymiai mieliau negu auksą ir žymiai labiau tikiu jo ateitim ir matau asimetrišką rizikos grąžos santykį, tai yra arba viskas sudegs ir nebebus nieko, kas ten investuota, arba bus 10x, viskas. Ta prasme, man tokie žaidimai labai tinka, aš juos myliu, tai yra ten, kur aš labai gerai jaučiuosi. O kalbant apie nekilnojamą turtą, aš nelabai suprantu, kam pajūry pirkti nekilnojamo turto, prisiriš save, kai tu gali kiekvieną savaitę gali važiuoti į kitą nekilnojamą turtą, net turėdamas to vieno, kuris tai pririša. Ir dėl to aš tiesiog net nesuprantu, kam jo reikia. Trumpai, Nerijau, labai trumpai. Mano auksas čia, 1-2 pabėgo kažkur. Nelieka pinigų kitam auksui. Dėl nekilnojamo turto, tai taip, iš tikrųjų daugelio aspektų pritariu tam, ką pasakė Tautvydas. Ir tik tai vienas čia aspektas. Kiekvienais metais mes matome, kad nors aš ilgą laiką buvau labai skeptiškai nusteikęs Lietuvos pajūrio perspektyvom, bet kai pamačiau, kokios temperatūros vyrauja Europoje šiemet, aš nenoriu atostogauti prie plus 40, ten gaisrų apsuptyje ir tai yra kiekvienų metų realybė dabar. Tai aš manau, kad Baltijos jūros regionas, šiaurės šalis šiuo aspektu tampa daug patrauklesnės negu Ispanija. Aišku, Ispanija sausio mėnesį mieliau, jeigu planuoja ten žiemą. Tai mūsų diskusijos laikas baigėsi. Ačiū labai už klausimus, ačiū diskusijos dalyviams. Gražios popietės.